Labas rytas visiems, važiuojam, ankstyvas rytas. Važiuojam į Nemun Ring Winter Games, varom pasiimt Compact NZ, jisai Kačerginėj paliktas dabar, nes galimai dar be technikinės ir judėsim tada į trasą. Tai jeigu pasigedo, tai pasakykit. Gal rasim kokį? Nu ką, atvažiavom į Kačerginę, viskas, kliavom lapus. Praėjom tech komisiją. Einam dabar pas Saulių, Saulius pirmesniai grupiai važiuos. Aš važiuosiu vėlesniai, tai dar yra laiko biškį. Sauliau, kada namo grįžai? Anksti ir vėlai? Vėlai. Ketvirtą, man atrodo. Jo. Tai va, atvažiavom. Važiuosim su Saulium parodoma. Darysim YouTube. Sport. Tai kad o. Motinėra, ne iš pradžių. Sustabdyti reiks kažką. Bet čia dar pokai, aš labiausiai... Ai, ne, bet čia nėra tiek daug vietos. Blet, kaip važiuoja. Tuma. Blet. Gerai, tai pirma grupė važiuoja. Parvažiavom su Saulium parodomai. O aš antroji. Tai dar laukiu vas stojęs. Lukas, Saulius. Ir pas man yra tokia bėda, kad kažkas su stabdžių paskirstimu nelabai gerai. Priekis stabdo labai gerai, o galas silpnokai. Tai labai toks įdomus filas ir pedalo. Labai ilgas kelias ir žodžiu, nežinau. Tai tikrai ne dėl rezultatų jau kažkokių ir šiaip pakankamai iš pradžių slidu, po to jau sausa pasidaro, šiaip greitis nemažas. Nors stabdymo zonų labai daug, bet su dizeliu dabar užmynėm, tai tikrai įsibėgėt galima. Tai vienas dar būdas, ką galiu daryti, tai spaust stabdį rankinį traukt, nes rankinis gerai veikia, tai padeda mašinai biškį susivaldyti. Bet čia bus, sakau, kaip lietuviai 2000 Dakare, turistinių režimų pravažiuot, pasifotkinti ir viskas. Pinigai sumokėti, nebuvo ką daryti, bandėm tvarkyti, orinom, nesusitvarkėm niekaip. Tai tokie reikalai. Einam dabar laukti. Sveiki, čia Mindaugas iš ateities, kuris editina dabar šitą video ir pamatė, kad šudinokas GoPro kampas buvo ir telefono laikiklis labai stipriai užstojo vaizdą per langą. Mindaugas yra pradedantysis youtuberis ir nepagalvojo pasižiūrėti, kaip GoPro filmavimo vaizdas atrodys renginio metu. Tai atleiskit jam ir dabar žiūrim, kaip sekės važiuoti sprintą.
Sveiki, čia dar kartą. Aš, Mindaugas. Po pirmo važiavimo supratau, kad visai šiaip tikrai išeina važiuoti, nes prieš pradedant galvojau, kad už manęs esantis Porsche'as mane vysis važiavimo metu ir trukdysiu žmogui gerą rezultatą parodyti, bet taip nebuvo. Dėl to net laikus įsijungiau pasižiūrėti ir pamačiau laikuose, kad visai nedaug atsilieku nuo M2 competition'o. Tai pradėjau po to, tas žmogus, nedoksinčiau vardo pavardės, bet jis buvo mano pagrindinis konkurentas kitose važiavimuose. Ir nors galiausiai ir aplenkė mane, bet labai smagu buvo pasigalinėti. Nu kaip, netiesiogiai taip gal, bet tiesiog fun, nes 700 € kompaktas prieš 80 000 M2 competition'ą. Tai įdėsiu laikus, kaip ten atrodė tas bendras tabelis, aišku, užtušuosiu vardų žmonių. Tai jau.
Biškai su bėgiais šitą važiavimą susimaliau. Kai kur jau antro neužteko. Kai kur trečio per mažai buvo. Tai čia sunkiausias dalykas, nes 7-5 kW ir nėra visiškai smarvės ir jisai tiesiog nerenka apsukų. Tai visą laiką turiu aukštose, valia kaip apsukose palaikyti, bet trečiam bėgiai kartais jis nudūsta po stabdymu. O antro jau neužtenka. Tai įdomi. Viskas, sprintas atlaikytas ir išgyventas. Galima ramiai grįžti savo. Nu ką, žinau, visai neblogas šitas pasirodė. Nu vienoje vietoje irgi antrą mečiau, nu neužtenka to antro ribot, kai išvarda užo. Bet šiaip, jeigu fiškų nenukirtau, tikiuosi ten nukirtau, tai visai, manau, geras rezultatas turėtų būti, gal net geriausias šiandienos. Bet jau mašina pradėjo plaukioti į galą. Jau visgi reikia pasimti manometrą, nusileisti slėgiai po kelių važiavimų. Tai va, dabar varom, pasiparkuojam, biškai pailsėsim. Ir slalomas kažkada čia prasidės. Tai dar slalome pabandysim suvažiuoti. Jei neperkaisim aišku. Sveiki, čia vėl Mindaugas iš ateities. Pažiūrėt, ką tik sprinto važiavimus. Visai neblogai, manau, pasisekė. Nors ir paskutiniuose 2 važiavimuose gavau po 5 sekundės baudos, tai reiškia po vieną fiškę nukirtau. Bendras laikas tikrai džiugino, kaip su probleminė pakankamai silpna mašina, tai manau, kad visai gerai pavyko pasirodyti. Pirmą kartą po labai daug metų Winter Games. Ir dabar to jau bus slalomo važiavimai.
special place slaptoj. Važiuoju į Kauną, reikia skubėtis. Bet labai smagiai, šiaip smagus etapas buvo, labai slalome ten. Iš viso, blemba, šiaip intensyvi trasa belė, kaip mašina irgi, nėra ten labai jau pritaikyta sportui. Tas bembas ten visiškai stokas, tai labai subavo, bet smagiai prasilėkiau, man atrodo, 7 vietą paėmiau iš 10 žmonių. Nu tai, tipo, normaliai, šiaip atrodė laikai neblogi visai neblogai, tik tais prasidėjo, po to jau garsai kažkokie grįžtantį kačerginiai įdomus iš vairo stiprintuvo, tai šiaip sunkiai tas vairas pakankamai sukiojos, tai galimai jau, kad siurbliai buvo paskutinėsios, tai reiks pasičekinti ir jo, sprintas tai aplamai sužavėjo mane tą mašiną, be galinių stabdžių, nu, tikrai labai gerai, manau, pasisekė suvažiuoti. Tai aišku, ten apie jokius nieks nekalba podiumus ar kažką, tikrai čia net ne dėl to ir važiavau, bet man atrodo, ar 14 iš 20 kažkelių, tai visai neblogas laikas su 1.675 kW kompaktu. Jeigu dar ne 2 baudos po 5 sekundės, nes kažkur koliukus lėčiau, tai iš viso visai neblogai būtų buvę. Tai dabar viskas, nežinau, važiuojam į Kauną ir man atrodo video pabaiga tokia bus.